Sveiki, jūs žiūrite pirmadienio pokalbį su Justina. Čia artistas, greitai labai mėgs iš kadro. Esu Justina Vaslevičiūtė, traukos dėsnio praktikė. Traukos dėsnio praktikė ir kaučingo specialistė ir katinų dresuotoja laisvalaikiu. Ir šiandien labai džiaugiuosi, kad kartu su manim svečiuose yra Vitalija Pilipauskaitė Butkienė. Vitalija yra čia dėl to, kad mano nauja tema verslas iš visos širdies ir šitos temos kontekste aš per artimiausias savaitės pristatysiu kelis žmonės, kelias asmenybės vystančias įdomias ir prasmingas ir jų širdžiai artimas veiklas. Taigi šiandien pradedam nuo Vitalijos. Vitalija, džiaugiuosi, kad esi čia. Ačiū, kad pakvietei. Vitalija yra labai įdomi moteris, jinai dirba su visokiam labai įdomiom veiklom. Viena iš jų yra, jinai dirba su moterimis ir mamomis, su mamom ir dukrom, veda užsiėmimus apie pirmasias mėnesinės. Taip pat yra dula, padeda moterims nėštumo, gimdymo ir po gimdymo laikotarpiais. Taip pat neseniai išleido pirmąją savo poezijos knygą, labai sveikinam tave ir labai didžiuojamės. Ir esu tikra, kad dar daugiau visko daro Vitalija, bet šiandien trumpai tiek. Taigi, pirmas mano klausimas yra pasidalink, kaip visą tai atsirado tavo gyvenime, kaip gimė visos tos veiklos. Tos veiklos turbūt atsirado iš mano širdies, iš poreikio. Gyventi taip, kaip noriu gyventi, taip, kaip jaučiuosi esanti verta gyventi. Ir iš tikrųjų istorija tai yra labai įdomi, nes aš nuo labai anksti, kiek save atsimenu, vis mintyse turėdavau tokią frazę, kad esu tam, kad papasakočiau. Ir ilgai kankinausi, ką aš čia turiu papasakoti ir kam čia turiu papasakoti ir vis ir vienaip ir kitaip varčiau ją, užsirašydavau, užrašų knygelėse, laiks nuo laiko, kad nepamirščiau ant kokio sąsiuvinio kampo knygose. Tai va, ir dabar esu visiškai tikra, kad tai yra mano gyvenimo frazė, kad aš išlaukiu iki to laiko, kai galiu pasakyti drąsiai, kad tikrai esu tam, kad papasakočiau. Ir visos mano veiklos yra apie moterų istorijas, apie tai, kaip mes jaučiamės, būdamos moterimis, mamomis, mergaitėmis, dukromis. Visos mano veiklos yra apie tai, kad aš kviečiu moteris ateiti ir pasidalinti, arba kaip knygos atveju tai ateiti, nusipirkti ar neįsigyti, paskaityti ir tada pasidalinti. Va, ir tai yra veiklos išaugusios iš širdies ir aš tikiuosi, kad veiklos, kurios padės ir kitoms moterims pasibelsti į širdį. Super. Dar noriu paklausti, ar buvo kažkoks tai lūžio taškas, nežinau, kad kurį laiką ir tu bandėjai eiti tuo įprastiniu keliu, tai yra pabaigai mokslus, tada dirbai įprastinius, vadinkim taip, gal standartinius darbus ir kaip atsitiko, kad nuėjai tokias visai nestandartinės veiklas? Geras klausimas. Iš tikrųjų, tai aš tikrai buvau visiškai normali. Dabar jau nebesi. Dabar esu dar normalesnė. Mergaitė, mergina, moteris, labai normaliai baigiau mokyklą, kaip reikia su pagyrimais, baigiau universitetą, kaip reikia su pagyrimais, dirbau darbus, siekiau karjeros. Bet visą laiką iš tikrųjų lydėjo jausmas, kad visą tai darau ne dėl savęs, kad tai nėra tai, ką aš noriu veikti, kad aš nesijaučiu tokia, kokia aš noriu būti ir net būdavo toks jausmas, atsikeli ryte, pasižiūri į veidrodį, pasidažai, išsivalai dantis ar ne, bet kažkas yra ne taip, čia ne aš. Tai va, tai nuėjau iš tikrųjų ilgą kelią iki tos dienos, kai supratau, kad pažiūrėjus į veidrodį galiu pasakyti, kad taip, čia esu aš darau tai, ką aš mėgstu, aš esu laiminga, aš esu džiaugsminga ir tų lūžio taškų buvo ne vienas, išskirčiau kelis dalykus. Pirmas tai yra turbūt įgimtas smalsumas, nes mano vaikystės tikrai nuo mažų dienų buvo įdomu, kodėl. Ir aš visą laiką, visą savo gyvenimą visada klausdavau, kodėl, kas už to slepiasi ir bandydavau atrasti giliau, prasmingiau. Tai tie klausimai labai daug atsakymų davė, labai daug visko pervertė motinystė, tapimas mama, nes kai aš pagimdžiau pirmą dukrą, supratau, kad viskas. Jeigu aš noriu užauginti atvirą, sąžiningą, džiaugsmingą, laimingą moterį, aš turiu būti tokia pati. Nesgi vaikui tai nesumeluosi, jis visko mokosi iš tavęs. Tai va, ir iki šios dienos vis ištinka mane dar įdomus lūžiai, pavyzdžiui, susitikimas su Justina, kuris man įnešė irgi daug naujų vėjų. Ir visa tai yra labai gerai ir labai faina. Super.
Tai jeigu jūs suintrigavo ši tikrai labai įdomi moteris, kviečiu užsukti ir sužinoti daugiau apie Vitaliją yra jos puslapyje vitalė.lt. Ir Vitalija, aš labai džiaugiuosi, kad buvo pati pirmoji užsiregistravusi į mano programą Verslas iš visos širdies. Tai jeigu jūs norite būti tarp tų žmonių ir dalyvauti kartu ir kurti verslą iš visos širdies, kviečiu užsiregistruoti. O kol kas prisiminkit klausyti savo širdies ir žinokit, kad visada jūs palaiko, ne visada atsiunčia jums tai, ko prašot. Nuostabios savaitės jums. Valio! Valio! Nesu tikra.